Antakiai suteikia veidui išraiškingumo. Prieš koreguodamos antakius pasirūpinkite, kad plaukeliai būtų nukreipti jų augimo kryptimi. Pirmiausia, nustatykite, kur bus antakio pradžia ir pabaiga. Nubrėžkite vertikalią liniją nuo nosies per vidinį akies kampą iki antakio. Paskui tokia pat linija nuo nosies iki akies išorinio kampo. Natūralios antakio linijos daug keisti nereikia. Gamtos dovanota natūrali forma dažniausiai labiausiai tinka jūsų veidui. Ja galima tik šiek tiek pakoreguoti. Išpešiokite visus plonus plaukelius augančius už antakio linijos ribos ir po antakiu. Plaukelius išpeškite jų augimo kryptimi. Neišpeškite per daug plaukelių, nes kai kurie gali nebeataugti. Norėdamos suteikti antakiams ryškią konkrečią liniją, per ilgus plaukelius patrumpinkite manikiūro žirklutėmis. Kai antakiams suteiksite konkrečią formą, liks paskutinis etapas – jų dažymas. Tam prireiks pieštuko antakiams dažyti. Pieštukas antakiams dažyti lengvai ir švelniai užsitepa ant odos, todėl juo lengviau suteikti reikiamą formą. Įsitikinkite, kad pieštukas gerai padrožtas ir gerai užpildys tarp plaukelių esančius tarpelius, dažant lengvais potėpiais plaukelių augimo kryptimi. Antakių dažus reikia tepti kietu šerių teptuku su įkypų galu. Antakius dažykite taip pat kaip pieštuku, lengvais potėpiais plaukelių augimo kryptimi. Gerai prižiūrėtos ir nudažytos blakstienos žvilgsnį daro atviresniu. Blakstienas galima lengvai ir greitai užriesti specialiu blakstienų rietikliu. Svarbiausia yra nepažeisti blakstienų. Jas reikia riesti prieš dažant. Nerieskite blakstienų tik vienoje vietoje. Pradėkite riesti nuo šaknų link galų ir atlikite tai keletą kartų. Blakstienų lankas taps vienodu ir gražiu. Rezultatą įtvirtinsite nudažydamos blakstienas tušu. Šepetėlį prispauskite prie blakstienų šaknų. Tai vieta, kuriai turi tekti didžiausias tušo kiekis. Paskui lengvais judesiais tušą paskirstykite nuo šaknų link galų. Juodas tušas itin efektingai paryškina akis. Juo pasieksite geriausių rezultatų. Norėdamos, kad blakstienos išliktų purios, šepetėlį laikykite horizontaliai. Norėdamos blakstienas pailginti, šepetėlį laikykite vertikaliai.